Labas rytas. Šiandien yra paskutinė 14 mano kelionės diena. Dabar yra labai anksti 8:20, pajudėjau iš stovyklavietės po 7:30, nes šiąnakt buvo labai vėjuota ir viskas buvo sausa iš karto. Ir teko biškį anksčiau pakuotis, nes nenorėjau šlapiai pakuotis, nes artėjo lietus, didelis debesis. Tai nusprendžiau biškį anksčiau atsikelti ir biškį anksčiau pajudėti. Ir man pavyko pabėgti nuo jo, nežinau, gal pasivys dar jisai. Ir šiandien unikali diena, šiandien vėsų, šalta beveik. Jau momentais norėjau rengtis, bet manau, kad atlaikysim su maikėm. Tik tai 17-18 laipsnių. Kai pradės lyt, gal ir bus šalčiau. Vakar dar svaršiau, kad anksčiausiai įmanoma išjudėti iš stovyklavietės. Sakiau 8:30. Ne. Tai vat, kai tokios naktis, tai galiu išjudėti labai anksti ir sausai. Visai fain. Šiaip pataikiau į nerealų dviračių taką ir kiek žiūrėjau žemėlapį, jisai bent kokių 10 km tęsis va tiesiog tiesiai. Pasivijo lietus. Įsilijo normaliai. Jau kokį pusvalandį važiuoju visiškam lietui. Bet buvau sustojęs į degalinę, kur mane pašnekino amerikietis, kuris irgi panašius dalykus daro. Ir papasakojo, pasidalino, kaip jam sekdavosi, jisai labiau gal motociklų tą daro. Ir buvo įdomu pašnekėti, jam buvo smalsu apie mano kelionę sužinoti. Buvo sunku patikėti, kad aš važiuosiu per šitą lietų iki Katovicos, bet reikia kažkaip. Mano speedometras jau nebeveikia, bet ne jisai pats, o sensorius kažkur ant rato prie rataus nelabai nori bendrauti. Jau užsidėjau lietaus kelnes, nes pilo kaip reikiant. Nežinau, nuvažiuota turbūt apie 20 keli, 30 gal kilometrų. Ir panašu, kad lietus mane lydės iki pat Katovicos. Tai reikia tikėtis, kad gal per daug neįsibėgės. Sustojom biškį. Dabar yra po 12:13. Aš realiai jau numyniau apie 57 km. Aš taip primetu, nes man liko tik 23. Ir dėja tokia akimirka, kur sustojau, ne visai čia yra kur pavalgyti. Tai minsiu dar bent 10, gal daugiau net, iki gyvenvietės, kur pavalgysiu. Į kempingą šiandien nežinau, kada labai anksti būsiu, Katovicoje greitai būsiu. Tada man tenai apsidairysiu, kur rytoj traukiniai ir panašiai. Pavalgysiu, vakarienę irgi mieste jau. O dabar sustojau nusimti kelnių. Baisiai nepatogu su juo minti iš tikro. Užkasiu truputėlį sausainių dar. Panašu, kad jau lietus baiginėjasi, tai labai tikiuosi, kad ne veltui nusiėmiau dabar kelnes. Nes jeigu pradės lyt, aš jų nenoriu dėtis atgal. Dar išsigrįžiau kojines. Žodžiu, taip padoriai šlapės aš. Beprotiškai sunkus buvo paskutiniai kokie 5 km. Prieš vėją tokį įstrižą, kuris tave mėto į šonus. Siauram kely, kur važiuoja daug mašinų ir fūrų ir viskas šlapia. Tikrai labai išvargina paskutiniai 5 km. Bet jau privažiavau miestą Mykolov. Čia eisiu ieškoti kažkokio maisto. Stabtelėjau restorane, prabuvau beveik 2 valandas. Ne, aš nebuvau tiek alkanas, aš tiesiog vidury laiko žvilgtelėjau pro langą. Pamačiau, kad lyja šonu ir nusprendžiau, kad dar užsisakysiu ką nors ir pabūsiu. Bet dabar regis jau baigėsi ir pagal prognozes jau turėtų nustoti lyt. Tai man liko
apie 15 km iki Katovicės. Nesitikiu, kad bus labai lengvi tie kilometrai, nes stiprus vėjas ir priešpriešinis vėjas. Tai dabar susikaupsim tam, jeigu paminsiu po tiek maisto. Ir tikiuosi jau susitiksim Katovicai. Na ką, esu kažkur Katovice. Dabar dar važiuoju iki stovyklavietės. Šiaip net nesuprantu, ar aš esu centre kažkur dviračių takais važinėju, ar čia visiškai kažkur priemiestis, nepagaunu. Bet varau pažiūrėsiu stovyklavietę. Tada turbūt, kadangi dar yra anksti, palėksiu iki traukinių stoties pasižiūrėti, kur kaip rytoj pajuda mano traukinys. Gal kažką sužinosiu, kaip ten dviratį talpinti ir panašiai. Va taip, va ta kelionė ir pabiškių pasibaigė. Lyt nenustojo, o dabar kažkiek aprimo. Tai, bet šiaip lyja šiandien. Finišas. Tai viskas. Čia aš ir pabaigsiu savo kelionę, savo video, savo vlogą, savo dokumentiką. Gal pačiam kilo mintis, kaip kur nuvažiuoti su dviračiu, pakeliauti. O aš po kol kas, turbūt kokiems metams sakau out. Ačiū savo dviratukui. Tai yra viena labiausiai atsipirkusių investicijų mano. Nusipirkau kažkada už 400, neturėjau nei planų, nei ką su juo darysiu, bet vat pasiruošiau, padariau iš jo turistinį dviratį, susikraunu daiktus ir važiuoju. Tiek daug fainų dalykų ir pamačiau su juo ir jo. Dar žodelis apie šiandien. Tai didesnio kontrasto turbūt nuo vakar negalėjo būti. Vakar buvo plus 34 pasirodo, aš tik vėliau dienos metu sužinojau, pamačiau. Šiandien važiavau prie 17-18 laipsnių ir non-stop lyjo. Nustojo lyt realiai, kai atvažiavau į kempingą. Irgi dar viena pamoka. Nu neįmanoma, negalima jokios dienos vadinti lengva, jos pradžioje ar vidury kažkur. Iš karto viskas apsiverčia. Tai tikrai šiandien aš galvojau, kad bus viena lengviausių dienų, mažiausiai kilometrų, ne taip karšta. Nu bet va, tas lietus, prastas kelias pasitaikė dažnai, užpakalis atitarkuotas ir panašiai. Tai jau. O aš čia ir baigiu. Ačiū ir iki kitų kartų. Šiandien kilometražo neturiu, bet maždaug 82, 3, 5, kažkas ten.